Brangieji, šiandien noriu su jumis pasidalinti viltimi ir ramybę, kurią galime rasti Dievo artumoje. Gyvenime dažnai susidurime su nežinomybe, nerimu dėl ateities ir klausimais, į kuriuos neturime atsakymų. Ir nors nežinome, kas laukia rytoj, mes pažįstame tą, kuris laiko rytojų savo rankose. Dar daugiau jis taip pat laiko mūsų už rankos ir veda mus pačiu saugiausiu keliu. Biblija mums atskleidžia, kad Dievas yra ne tik visos kūrinijos kūrėjas, bet ir mūsų asmeninis ganytojas, mūsų sielų globėjas ir mūsų ateities viešpats. Šiandien noriu su jumis pažvelgti giliau į tai, ką reiškia pasitikėti Dievu, kuris yra mūsų rytojus, užtikrintas rytojus. Per pranašą Jeremiją viešpats sako: laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos. Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį. Šie žodžiai buvo ištarti Izraelio tautai, kai jie gyveno tremtyje, toli nuo namų, nežinomybėje ir be aiškios ateities perspektyvos. Tremtis jiems reiškia ne tik fizinį atskyrimą nuo tėvynės, bet ir dvasinį išbandymą. Ar jie pasitikės Dievu ir jo pažadais net tada, kai viskas atrodo prarasta? Šiandien daugelis mūsų išgyvena savo tremtis. Nežinomybę dėl darbo, sveikatos, artimųjų ateities. Šiaip ateities, kuri dabar yra labai netvari. Galbūt šiandien stovime prie nežinomybės slenksčio. Galbūt laukiame gydytojų išvadų. Galbūt nežinom, kaip klostysis mūsų santykiai. Galbūt jaučiamės įstrigę praeityje. Supraskime, net jei nematome viso paveikslo, galime pasitikėti Dievu, kuris jį mato visą. Dievas ir šiandien kalba: aš turiu planą. Ir tas planas nėra skausmo, nevilties ar pasmerkimo planas. Tai vilties ir išganymo planas. Dievas kuria mūsų ateitį su meile ir išmintimi. Jo rankos yra pakankamai stiprios laikyti mus ir mūsų ateitį. Viešpats sako: aš gerasis ganytojas. Gerasis ganytojas už avis guldo gyvybę. Šiais žodžiais Jėzus mums atskleidžia, kokį artimą ir glaudų ryšį jis nori turėti su mumis. Jis nėra abejingas valdovas. Jis yra gerasis ganytojas, kuris paaukoja savo gyvybę dėl mūsų. Apaštalo Petro žodžiai pirmajame laiške taip pat kalba apie šią tiesą. Jis pats save kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumu. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar grįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą. Jėzus ne tik parodė mums kelią, bet ir tapo mūsų išgelbėjimu. Mes buvome paklydusios avys, pasimetę, ieškantys prasmės, būdami nuodėmės vergyjoje. Tačiau dabar esame atpirkti. Ir kas svarbiausia, esame gerojo ganytojo rankose. Prisiminkime Petrą, kuris ėjo vandeniu pas Jėzų. Jis pradėjo skęsti, kai atitraukė žvilgsnį nuo jo, kai suabejojo. Tačiau Jėzus tuojau pat ištiesė ranką ir jį išgelbėjo. Tokia yra mūsų ganytojo širdis. Jis neleidžia mums pasinerti į baimę ar neviltį. Jo ranka yra visada ištiesta mus palaikyti ir saugoti. Nors baimė dėl ateities gali paralyžiuoti mūsų širdis, ji gali atimti ramybę, džiaugsmą ir drąsą gyventi. Tačiau Dievas mums davė kitokią dvasią, ne baimės, o jėgos, meilės ir savitvardos dvasią, sako apaštalas Paulius antrajame laiške Timotiejui.
Noriu priminti jums apie pranašą Habakuką. Jis turėjo labai didelę dovaną maldos. Vieną kartą jis meldėsi. Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių, nors alyvmedis neneštų derliaus ir laukai neduotų maisto, nors avių kaime nedingtų iš avidės, o galvijų banda iš tvarto, aš džiaugsiuosi viešpatyje, džiaugsiuosi Dieve, kuris mane išgano. Habakukas mokėjo džiaugtis ne aplinkybėmis, bet Dievu. Tai yra brandus tikėjimas. Tikėjimas, kuris remiasi ne tuo, ką matome, bet tuo, ką žinome apie Dievo charakterį. Kai kyla baimė dėl ateities, atsigręžkime į Dievą. Melskime, pasitikėkime juo. Priminkime savo jo pažadus. Stiprinkime savo tikėjimą kasdienį bendravimą su juo. Mes turime viešpaties pažadą, kuris mus drąsina. Jis sako, niekas jų neišplėš iš mano rankos. Kokie stiprus Jėzaus žodžiai. Mūsų išganimas, mūsų gyvenimas, mūsų ateitis yra ne mūsų pačių rankose, jo rankose. Ir niekas, nei baimė, nei nuodėmė, nei aplinkybės negali mūsų išplėšti iš jo mylinčių rankos. Kristaus meilė nėra paviršutiniška ar laikina. Ji amžina, stipri ir ištverminga. Ir šiandien mes galime būti užtikrinti, jei laikomės jo, esame saugus. Apaštalas Paulius laiške Romiečiams pažada, sakydamas, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera. Tai nėra tik pažadas, kad mūsų gyvenime viskas bus lengva ir paprasta. Tai pažadas, kad net sunkiausiomis aplinkybėmis Dievas geba išauginti kažką gero mūsų dvasiniai brandai ir jo šlovei. Tikėjimas nereiškia, kad nejausime baimės. Tikėjimas reiškia, kad net bijodami, nepaisant baimės, nepaisant jokių aplinkybių ar audrų, mes pasirinksime pasitikėjimą. Mes nežinome, kas laukia rytoj. Galbūt mūsų laukia džiaugsmas, o gal išbandymai. Nesvarbu, nes mes pažįstame tą, kuris laiko rytojų savo rankose. Kokia jėga. Mes pažįstame tą, kuris laiko rytojų savo rankose. Ir tai yra mūsų ramybė, mūsų džiaugsmas, mūsų viltis. Mylimieji, drąsiai ženkime tikėjimo keliu. Nepasiduokime nežinomybės baimei. Tai mūsų žvilgsniai visada bus nukreipti į gerąjį ganytoją, kuris visada eina mūsų priekyje. Nebijokime. Niekas, nei šiandien, nei rytoj negali mūsų atskirti nuo jo meilės. Ir mes nesijaudiname. Nesijaudiname todėl, nes pažįstame tą, kuris laiko rytojų savo rankose.